Tęsiasi rezonanso ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje sulaukusi vadinamoji svastikų byla. Šiandien pirmadienį Klaipėdos apylinkės teisme turėjo įvykti 4 su šia byla susiję posėdžiai. Priminsime, kad dar 2010 vasario 16 minėdami šią šventę keletas jaunuolių pasirodė su plakatais, kuriuose vaizduojamos senovės lietuvių saulės simbolių laikomos svastikos. Jie buvo sulaikyti. Buvo surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolai už viešą nacionalsocialistinės Vokietijos simbolių demonstravimą. Tai prasidėjo teismų maratonas, kuriame visas 6 bylas jaunuoliai laimėjo. Tačiau su tuo nesutikę policijos pareigūnai kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą. Šis bylą vėl grąžino į Klaipėdą, kadangi negavo daiktinių įrodymų plakatų su svastikomis. Pirmadienį Klaipėdos apylinkės teisme dėl svastikų turėjo įvykti 4 posėdžiai. Gausiai susirinkę bylos dalyviai oficialiai demonstravo nuorodas, pagal kurias aplinkiniai esą gali įsitikinti, kas teisus. Tačiau į pirmąjį posėdį turėjusi prasidėti 9 valandą neatvyko teisėja. Nesulaukiam, kada teisėja. Kaip mums teko girdėti iš teismo darbuotojų, teisėjos pastate iš viso nėra. Kadangi paskirtos 4 ar 6 bylos, tai mes dabar čia būnam ir niekur neinam, kad mus garbingai teistų ir pripažintų, ar Lietuvos archeologiniai radiniai 13 amžiaus kom nors susiję su Vokietija. Kada užklausė sekretorius, kur teisėja, pabėga ir sekretorius, štai sekretorius mobilus telefonas, tai čia kažkokie dokumentai sekretorius, štai visas va čia yra sektuvai, pafilmuokit, va čia prašom. At kamera, va čia visas sekretorius bylas, sakykim, sudėtas, tai dabar mes nežinom, ar ta teisėja kur nors, sakykim, iš vis yra Klaipėda ir už Klaipėdos ribų. Daugiau nei po valandos pasirodžius sekretoriai, Baltikum televizijos žurnalistai pasidomėjo, kodėl teisėjos tiek laiko nėra. Kur teisėja yra? Jūs negalite susisiekti iš teisėja? Tuoj ateiti. Ateis? Bet jau vėluoja truputėlį. Į antrą posėdį atvykusi teisėja teigia buvusi informuota, jog ryte niekas neatvyko, tad nepasirodė ir ji. Kodėl tokia situacija susiklosti, išsamiau nebuvo paaiškinta. Vis dėlto posėdžių dalyvių prašymų byla buvo atidėta iki lapkričio 23 dienos, siekiant surinkti kokybiškesnius įrodymus. Tiesa, patys proceso dalyviai kalties dėl nieko nejaučia ir stebėsi valstybės pareigūnų požiūriu. Esą kaip galima teigti, jog lietuvių protėviai 13 amžiuje naudojo 20 amžiaus nacių simbolius. Lietuvos vadovai, politikai, istorikai nebuvo tinkamai išmokinti istorijos, todėl ir įvyko šita kaip ir bylos nagrinėjimas. Ir aukos esame ne mes šitoj makaliniai, o teismai ir policininkai, nes jie buvo neteisingai informuoti, dėl to jie kaip ir apsikvailino. Šių bylų nagrinėjimas sulaukė didelio atgarsio ir prieštaringai vertinamuose užsienio organizacijose. Simono Vyzentalio biuro Jeruzalėje direktorius Efraimas Zurofas pareiškė, kad tai žeidžia visas holokausto aukas, o Rusijos šovinistai pasivadinę našai paragino boikotuoti lietuviškas prekes. Reportažas